Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu. Lidl grilio talentai. Naujas sezonas. Pirmoji laida – vištienos tema. Jėzus dega mano višta. Kas? Kas yra juška? Nerijus? Jo. Tai reikia nerijų užstumti čia. Sveiki! Kai tik Lietuvoje atšilo oras, prasidėjo grilio sezonas, o TV3 laida Lidl grilio talentai grįžta į ekranus. Aš esu Vytaras Radzevičius ir šiandien mes esame nuostabiame, puikiame Markučių parke Vilniuje. Ir šios laidos tema yra vištiena. Būtent vištiena, o ne tos antys, kurios plaukioja čia gražiame prūde. Bet pirmiausia, mes keliaujame į Lidl parduotuvę įsigyti produktų maisto gamybai. Šiandien kepame vištieną, o iškepti ją nėra taip paprasta, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia nėra ką veikti. Prisiminkite Naglio Šuliaus istoriją Lidl grilio talentuose kažkada tai. Truputį prisvilo, ypač jei karamelizuota būna. O pasirinkime broilerių sparnelius vištienos ir viščiukų broilerių šlaunėles. Labai gardus dalykai, kai iškepti su geru marinatu, su gerais priedais. Jau dabar seilė tysta. Vištiena pasižymi tuo, kad jinai labai gerai sugeria įvairius skonius. Ir dar vienas dalykas, aš pats kai gaminu, pavyzdžiui, tai visada dedu daugiau česnako į patiekalus, negu parašyta recepte, nes man skanu, kai yra daugiau česnako. Kitas ingredientas tai yra paprika, kaip liaudyje vadinama, arba saldusis ankštinis pipiras, labai gražus, raudonas, paimsiu kelis šitus, bet aš siūlyčiau pabandyti ir štai šias paprikas, nes kiekvienas iš mūsų širdį yra truputį tinginys, o šios paprikos yra be sėklyčio, nereikia ten nieko lukštenti, išiminėtų sėklų ir panašiai, susipjausti kaip nori ir iš karto darai, ką nori. Wow, ir citrinų skyrius, kas be abejo labai tinka prie vištienos, taip pat ir prie žuvies, bet mes šiandien imsime žaliasias citrinas. Kol man skanuoja prekes, nepamirškite pasinaudoti Lidl Plus programėlę, kurioje rasite akcijas. O gražus tas garsas man labai patinka. Pasiūlymus, taip pat galite suskaičiuoti savo praėjusio mėnesio išlaidas ir netgi sužinoti, kiek jūs sutaupėte vieną ar kitą mėnesį. Ačiū labai. Viso gražios dienos. Jums irgi. Mes grįžtame į Markučių parką Vilniuje. Čia kurkia varlės, krekena antys, tyliai bunda erkės, produktai jau ant stalo ir metas susipažinti su šios laidos dalyviais. Ineta Stasiulytė, aktorė. Čirškinimo patirtis – 5 metai. Marius Gudelaitis, grilio profesionalas. Čirškinimo patirtis – virš 20 metų. Aš labai mėgstu paprastą maistą, labai tokį grinuolišką, jokių makarliūzų, jokių ten kažkokių ten, nežinau, mėsytės šniceliukas su ten kokią nors apelsino plutėlę pamirkytą į ten kokį nors makadamijų trintinę, ten sviestelį, nu ne. Man turi būti bulvė, kažkas daržovė, tokie labai stabilus, tokie sveiki, faini dalykai. Tas santykis su maistu mėgstu gaminti, o kada mėgsti gaminti ir nesvarbu ar grilinti, ar barbecue, ar šiaip, tada tau teikia malonumą ir mažiau baimės. Dažniausiai aš gaminu,
Pusryčiai, vakarienė, pietus. Mano žmona dar vegetarė, tai aš turiu 2 patiekalus gaminti, sūnui 1 patiekalą, žmonai kitą patiekalą. Griliui aš dažniausiai esu šturmanė, tai aš labai padėsiu savo tam vadinamam priešininkui teisingai pagaminti patiekalą, o tuo metu aš ten kažką su vištiena nuveiksiu, tiesiog pasimėgausiu. Nebūna savaitės, kad aš neužkurčiau grilius. Aš ištisus metus grillinu, nesvarbu ar -20, ar lietus, ar sniegas, ar vėjas. Skaniausias dalykas man ant griliaus yra, kas visada tobulai gaunasi, tai yra smidrai. Tai tikrai man labai skanu. Aš, pavyzdžiui, aš galiu sutikti eiti pasigrylinti ir suruošti viską. Vien tam, kad aš paskui valgysiu smidrus. Kiek save atsimenu, tiek aš šašlykus kepdavau visose kompanijose. Manęs prašydavo per gimtadienius, čia ir 20 ir 30 metų turbūt atgal. Kažkaip tai man patikdavo su tą mėsytę žaisti ir turėtų būti linksma, aš manau. Jinai, kiek mačiau visokiausių projektų su ja, jinai yra pakankamai linksmas žmogus, tai manau, kad sakau, kaip ir pasikartosiu, tai čia ne varžytuvės, o pabuvimas kartu. O ten kas laimės, kas pralaimės, manau, tikrai nėra skirtumo. Tai aišku, azartas yra, noris visą laiką laimėti. Aš iš vis niekada nieko nebijau, ypač kas liečia visokiausias rungtis ir laimėti. Kaip galima skonyje laimėti? Nes vienas mėgsta vieną, kitas kitą ir čia. Ir aš išduosiu paslaptį, manęs klausė, ką tu nori gaminti. Aš sakiau, vištieną pasirinkau. Ir ką nupirkti reikia. Ką žinau, aš nežinau, aš kiekvieną kartą improvizuoju, aš negaminu to pačio patiekalo 2 kartus. Geltonajame ringo kampe aktorė, šokėja, tinklalaidininkė ir juokintoja tiesiog, Ineta. Ačiū labai. Sveiki. Tai Ineta, nepabuvis šokėjėlė, nebūsi gera kepėjėlė? Žinau, kaip užkurti, žinau, kaip paruošti ir žinau, kaip iškepti. Kas išeis iš to, tai nežinau. Ko daugiau reikia? Kiekvieną kartą ragauju ir žiūri, kas gavos. Ir ką šiandien gaminsi? Viskas, kas yra čia padėta, viską sunaudosiu. Lentelę įskaičiuojam? Nu taip, pabandysim. O mėlynajame ringo kampe grilio profesionalas, kiek žinau, net mėgantis su griliu po pagalvę, kartu su žaryjomis, Marius. Taip, sveiki. Mariau, taip labai sodriai, vyriškai, trumpai, taip sakai, sveiki. Užtikrintas pergalė? Ne dėl pergalės, dėl dalyvavimo susirinkome. O ką, Mariau, gaminsi šiandien? Aš gaminsiu visiems mėgstamus vištienos sparnelius su biškelį azijietiškų tokių prieskonių. Nu, tai aišku, čia aš improvizuoju, nežinau, čia iš daugelio metų susidėjo man tas receptukas ir žiūrėsim, kas gausis. Aš visų žiūrovų vardu noriu iškart paklausti, ar bandysi karamelizuoti? Taip. O, tai gal gausis kaip nagliai šulė. Aš irgi negaliu nepaminėti šito istorinio įvykio šioje filmuojant laidoje. Pernai ar užpernai, kai jam tiesiog pridegė viskas. Visko gali būti, nes grilis, tai aišku, ne mano šitas, nežinau, ką jisai darys. Čia nepasiteisinimas yra. Čia nepasiteisinimas. Aš užbėgu į priekį. Čia kaip futbole blogai aikštės, stiprus šoninis vėjas, atsirišo batas, visa kita. Aš priminsiu taisyklės, o jos yra labai paprastas. Aš jums netrukus įteiksiu šios puikius griliai.lt peilius. Jie labai aštrus, iškart įspėju. Ir kai juos tik tai gausite, galėsite pradėti gaminti. Galit gaminti kiek norit laiko, mes jo turime, operatoriai linkčia galvomis, kad irgi pasiruošę, svarbu, kad po to visi gautų pavalgyti, o aš gaučiau paragauti. Ir kurio patiekalas man pasirodys skanesnis, labai subjektyvus dalykas, tai tas bus pripažintas nugalėtoju, o jam atiteks štai šis 200 eurų Lidl čekis, o antrai vietai atiteks Lidl gėrybių krepšelis. Taisyklės aiškios? Pasiruošę? Tai žinoma. Aš dabar labai pagal darbų pamokas vaikystėje išmoktas paduodami peilius. Ir kai tik peilius paimat, jūs galite pradėti. O aš jums tuo tarpu, kai jūs gaminsite, lengvai jūs kalbinsiu, trukdysiu visai painėsiu mintis ir panašiai, kad jūs ten, kad jaustume tam tikrą įtampą vis. Man svarbu, kad gražu būtų. Gražu, geltona. Gražu, geltona. Tai tik tai dėl to paprašiau ciberžolę, kad būtų šitam patiekalė. Nes iškart suteikia spalvą. Aišku, kad taip. Norit pasisaldinti gyvenimą? Noriu. Nes kam man datulės? Komisija. Tam, kad aš kai gaminu, turėčiau ką valgyti.
Ai, užkandėlę tokia. Taip. Ir po to, kai visi valgo, tai sakai, aš jau nenoriu, aš jau pavalgiusiu esu. Ačiū. Ir neragauju Ir nieko. nereikia tada. Ačiū. Ar galiu už tą datulę paimti alyvų aliejų? Galiu? Galima. Kaip čia viskas vyksta sklandžiai, dėrybiškai. Aš manau, Mariau, kad likai pats be aliejaus jau šiam kepimui. Nu, užteks, manau, Tai visi. yra taktinės gudrybės. Masažuojam. Ten Kas svarbu jį masažuoti? švediškas masažas. Ką Marius daro? Dažniausiai profesionalai nukerpa šitas galūnėlės, bet man jos labai skanios, todėl aš jų niekada nekerpu. Jas ir su kaulu galima valgyti. Nu, gal ne, bet jos tipo, visą laiką sako pridega, bet nu, aš stengiuosi, kad neprideginsiu, mėginsiu neprideginti. Tu už jų paim gerai, kaip pridegė. Taip, ir man yra pats skaniausias dalykas, dėl to aš jų paliksiu gerai. O receptą pats sugalvojai, ar čia iš patirties toks Jo, išgytas? čia iš mano, iš visų taip kažkaip tai pamėginau vieną kartą, kažkaip tai ir labai neblogai gavosi. Kaip pradėjai, kodėl pradėjai kepti? Labai mėgstu visus patiekalus ant griliaus, tai buvo šašlykinės paprasčiausiai. Mėginau receptus visokiausius šašlyko, visokius sparnelius kepdavau, po to įsivažiavau, draugai pradėjo prašyti, kad per gimtadienius iškep mums, nu ir tapau toksai kompanijos kepėjas. O tas nevargina, kai tu visi važiuoja, nu, kaip šventę švęsti, o tu važiuoji šventėje dirbti? Man patinka žmonių tas grįžtamas ryšys, kada jie yra patenkinti, aš nuo to labai kaifuoju. Kada žmonės gauna skaniai pavalgyti ir gauna pagirų, man tas didžiausias atlygis yra. Ir tas kaip veža ir nu, užkuria tave kitiem tokiem kepimam. Atsiprašau, Prašau, ką o kur reikia? yra mano česnakai? Česnakai, mes juos tikrai pirkome. Bet to mes juos, visko yra pas Marių. Marius šiandien tiekimo skyriui dirba. Česnaką aš galiu visą laiką pakęsti, pavyzdžiui, kai žmogus, tarkim, lenda bučiuotis česnako prisivalgęs, man visai nieko. Bet jeigu svogūnai, aš prisimenu, aš ėjau į Taiči vieną kartą kažkada, 7 ryto, ten buvo treniruotė, kažkokia beprotybė, kažkokiam parke, gal Vingių, ten buvo treniruotė ir aš atėjau ir aš darau šitą. Ir šalia manęs stovi vyriškis ir jis į tokį svogūninį prakaitą skleidžia. Aš galvoju, kad aš nuolipsiu, ta prasme, nuo to laiko aš svogūną. Mečiau ir Taiči ir svogūnus. Net galėčiau savo aliejus. Dar nelabai man dar Aš trumpam norisi. labai. Man šiaip... Galiu ir datulį perduoti. Čia nukeliavo česnakai į sparnelius, dabar apipilam aliejum ir vyks masažas, ar ne? Taip, be abejo. Masažuosim, dar turim dadėti prieskonių, vištienos. Vištienos Taip, prieskonių. aš juos kažkaip tai labai mėgstu, jie ten Tai čia subalansuoti apgavystė, viską. čia yra visiškai nieko, čia yra apgavystė. Čia yra apgauna, kad aš gaminu, o ką aš gaminu, prieskonių užbarstau. Marius, matau, užsimarinavo jau sparnelius, jau dabar marinuojasi ir dabar gamini kažką su pomidorų padažu. Taip, tai bus gleizavimas, užtepimas, naudoju pomidorų padažą natūralų, dadedu dėl to specifinio skonio, umami vadinasi, kaip jisai. Penktas skonis. Penktas skonis sojos biškelį padažo. Kad skanu būtų, turi būti aštru, sūru, saldu. Saldu ir umami. Mėginsiu dabar šitą viską subalansuoti. Ir žalią citriną darys. Taip, žalioji citrina suteikia savo to ypatingo tokio žavesio, tokio, nu, nežinau, jisai turi labai gerą aromatą ir rūgštelį ir man labai patinka, naudoju daug kur. O čia koks gleizas vyksta? Čia vyksta dabar gleizavimo procesas. Aš gleizuoju va štai nuostabius krintančius gabalėlius. Ai, galvoju, gal trupučiuką dar. Labai sunku, nes aš taip neparagausiu, bet jaučiu, kad tau gali patikti labiau druskingai negu šiaip. Kodėl moteris visada, kai geria kavą, taip laiko pirštą ir kai taip trina? Taip mandriau, gal nežinau, arba Bet taip savaime galima. Bet taip vyras yra gal grubonis, o moteris tokia daugiau plaštakėlė tokia. Paslaptingas espreso. Čia fiziologija, girdai. Gerai. Marius tuo tarpu rudai cukrų atsidarė. Jo, mėginu tą balansą pasiekti. O patinka, kai vienam gaminti, ar kai kažkas stovi ir kvėpuoja nugarą?
Ne, Kaip dabar? nepatinka. Vienam, ne? Jo, vienam tai aišku. Ir taip jaudulio čia užtenka. Teks iškesti. Bet Vatinėtas specialiai dabar atėjo šalia pastovėt, kad Su balamutėm taip, aš žinau. tau būtų įtampas daugiau. Taip, dar biškelį Vis pilu. tiek ką nors Geras pamiršti. žmogus esu. Ne, nepamiršiu. Ir čia Coca-Cola pili? Ne, aš dabar pilu vynogių actą, dar biškelį parūkštinimui. Nes Ai, aš kaip su vištiena yra labai įdomus receptai Coca-Colos, kai pili. Aš pilu be abejo, čia biškelį kolos. Rimtai? Jo, nes Čia. jinai viskas. Jinai viską padaro. Jeigu neskanu, duosiu atsigerti kolos. Galim ir mes paragauti. Sriubikė nebloga. Yra visko. Kanda iš atsiliekančiai. Ateina po to Taip, pasivijo. Aidas toksai. Kepam, 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 nežinau, kas. aišku. Va, aš žiūrim temperatūras, Marius. Savo- Aš nieko nežinau, ką man žiūrėti su ta temperatūra. Man reikia paskambinti Davidui Meškauskui, griliaus šitam konsultantui. Jis viską žino su temperatūrom, jis man viską realiai Čia pasakytų. 12 valandų dabar rodo. 12 valandų keps mano višta? Ne, Čia geras ženklas, ne, kai yra... nu, jeigu nėra pšti, reiškia nekepa. Nu, ir aš pasižiūrėti. Ir ką rodo? Prašau nenusižiūrinėti. Jėzus dega mano višta. Kas? Žinok, reikia apversti, man atrodo, Jau? ne? Ar ne? Nu gerai. Na, aš čia negaliu patarinėti. Ta prasme. Ne, aš dabar viskas. Ineta burnojasi prie savo kepsnės, Marius tuo tarpu deda sparnelius. Labai gražiai atrodo. Kiek laiko maždaug reikia pagaminti tokį patiekalą, jeigu užgriūna svečiai netikėtai? Kepimo procesas užima maždaug 35 minutės su glaizavimu. Tokiem sparneliam, manau, pusę valandos per akis. Jau gal net pradės džiūti, tai aišku priklausomai viskas nuo temperatūrų. O kokia temperatūra turėtų būti, kad žinotų žiūrovai? 150-160, nes vis tiek turi 20 minučių minimum kepti tą mėsytę. O pas tai jau nebe 12 valandų, jau 11. Kas? Iš kur tu valandas? Čia nelaikrodis yra. Čia nelaikrodis? 12 valandų matau. Čia mane neišmušinėkit, prašom, nes aš paskui... Nu kur jau? Aš to sakau, čia ne. Gazdina čia mane, matai. Marius, tai mačiau tą, štai kas yra juška. Nerijus? Jo. Reikia nerijų užstumti čia. Kodėl? Jisai užstumė. Karštis neišėjai. Taigi, tikrai? Nu, jis taip padarė, aš nežinau. O gal jis taip specialiai daro, kad man sudegtų? Nieko nedarau. Laikas nenumaldomai bėga, Ineta tai nuobodžiauja, ten žiauja čia. O Marius, matau, ruošiasi antriniams procesams. Jo, pačiam pavojingiausiam veiksmui. Glazūravimas, gleizavimas. O kodėl sakei pavojingiausias veiksmas? Labai lengva sudeginti, nes yra cukraus, medaus priedų, dėl to yra pavojus, reikia labai stebėti, nenueiti. Aš vėl pasikartosiu, bet galim šitą žodį sudeginti, pakeisti į žodį sušulinti. Blauzdelė be streso vadinasi patiekalas. Ir jinai jau besiskiria nuo kaulo. Tai va, pavyzdžiui, va šita bus degustacinė, nes jinai greičiausiai bus labiausiai iškepusi, va, sultis. Va šitas labai skanus Jo, gabaliukas. bet jinai mažiausia, aš noriu atkreipti dėmesį. Mažiausia dėl to Tai greičiausiai. čia man iškepa. mažiausia. Taip. Visą laiką, kas mažiausia, tas skaniausia. Pavyzdžiui, mažiausias pomidoriukas skaniausias, ne? Mažiausias kepsniukas. Tai kaip sniukas toksai. Iškepti tai yra vienas dalykas, o kaip papuošim patiekalą, ar bus koks garnyras. Aš turiu vieną slaptą tokią mintį, rutulioju biškelį, atskleisiu ją eigoje. Neišduosi, ne? Taip. O jei netą išduosi, kokius grikius dėsi prie tos višties? Kokius grikius. Aš galvoju, kad galbūt reikės... Rūgštinių dar nėra. Rūgštinių dar nėra. Bobausiai jau auga. Bet 3 kart nuvirt reikia. Salotos yra Taip, ir padaras. gražu. Va, čia prašau koks raudono, nukarta. matai, raudono. Raudonos eketės tokios. Maharadžo svajonė. Gražu. Baigta? Dar paskutinis. Dar porą akcentų. Ja, Vau, kaip gražu. Pažiūrėk čia. Oho. Ir dar žaliosios citrinos. Drožlėmis žievelių, drožlių. apipinta. Gražus žodis drožlės. Aha. Trupučiuką gausingiau taip padariau, kad būtų. Taip, kad reiktų paieškoti šlaunelį. Taip, kad jas surasti.
Na ir atėjo mėgstamiausias ir tuo pačiu nemėgstamiausias laidos momentas, kai man labai patinka ragauti, bet man labai nepatinka nuspręsti, kieno skaniau. Tai pradėsim ragauti nuo Inetos patiekalo, nes Marius truputį aštresnį darė, kiek aš spėjau pastebėti. Kaip susiraukė Marių. Analizuoju. Troškumas yra. Gerai, neapskrudo, bet čia yra irgi esmės skurelės traškesys. Truputį raudonio yra. Kokio raudonio? Čia atsispindi nuo trijuostis. Biškelį aštrumo yra. Yra. Aš specialiai dėjau dėl to, kad žinau, kad tau patinka. Taip, aš taip slapta įmečiau. Skaniai aštru. Ne? Bet mes dabar einam pas Marių. Viso nepabaigė, reiškia, neskanu buvo. Ne, aš čia pasidėjau, nes man reikia dar kitą paragauti. Čia jau ženklas. Im, kurį nori. Va šitą. Šitą. Oi, kaip lipšnu. Labai kieta mėsa. Labai minkšta mėsa. Nu, kurį čia gabaliuką valgai, duok savo atsikasti. Gal atvirkščiai reikėtų girti, gal jį galvoju. Gal reikėtų. Iš tikrųjų, aštrumas pareina ir mėsytė tokia minkšta labai jaučiasi. Tai vis dėlto Kai minkšta. sukramtai 3-2 kartus, tikrai suminkštėja labai gerai. Žinai, kad valgyti reikia neskubant, nes Tai va. sveikiau. Čia reikia užsigert dar šitą patiekalą. Abu labai skanus, nuoširdžiai sakau. Nesąmonė. Jeigu nebūtų vieno, tai ir kitas tiktų, arba nebūtų to ir anas tiktų. Tai tikrai skelbčiau lygiasias, bet vis dėlto su sąlyga, kad Ineta visada laimi. Tai aš manau, kad Inetai naujiems laimėjimams įteiksime produktų Labai krepšelį. džiaugiuosi tikrai už Marių. Tikrai puikus iškovojimas, antroji vieta, labai sveikinu. Tikrai, ačiū, svarbu, kad ne trečia. Bet labai Man visą laiką skanu. svarbu, kad ne trečia. Ne, šiandien tikrai jau. O Mariui įteiksime 200 eurų Lidl parduotuvės čekį apsipirkti kaip pirmos vietos laimėtojai ir pirmajam šio sezono Lidl grilio čempionui. Ačiū labai. Labai skanu. Ačiū. Stengiuosi. Ačiū. Labai Ineta. ačiū. Na, o šios laidos įrašą ir receptus galite rasti tv3play.lt ir Lidl Lietuva YouTube kanale. Ačiū visiems uždėmesį ir keliaujam visi į gamtą, kepam, grilinam, džiaugiamės skoniais, pavasariu ir atėjančią vasarą. Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu.